beveik išardyto Senmergių Kromelio kooperatyvo be pirmininkės sulikusi vienintelė Inga. Inga, likai viena, todėl noriu palinkėti, kad šis Bermudų trikampis šiandieną galutinai išnyktų. Ačiū. Tau pasiseks. O kad Bermudų trikampis išnyktų ir visos surastų savo antrasias pusės, pats metas pasitikti dar vieną, kol kas nežinomai, tačiau tikėkime įspūdingą vaikiną. Pasitikime! Ir nesvarbu, koks tavo darbas. Ei tu, koks tavo vardas, mes galim šiandien pagyventi linksmiau, padaryk šventę sau. Labas, esu Audrius Kavenskas iš Kauno. Čia tas pats, kas prisistatyti su Klaipieckas iš Klaipėdos. Labai gerai ir svarbiausiai įspūdingai. Merginos, kaip suprato, tai buvo pirmasis raundas, pirmoji pažintis, todėl nieko nelaukus, skelbkite savo sprendimą. Aha, įspūdingas atrodė ir triukšmingas Audriaus prisistatymas sulaukė daug kritikos, daug raudonų švieselių. Tačiau Julija, kuri iš esmės sakė nemėgsta kauniečių, dega baltai. Žiūrim, ką Kavenskas turi. Julija, tu apsirengus juodai, ar tai reiškia gedulo spalvą, kad tu nebetiki, kad susirasi vaikiną? Panašiai. Štai juodoji našlė, kuri nebetiki. Nebent supras, kad šis vaikinas, Audrius, gali kažką parodyti įspūdingo. Raminta, balta kaip nuotakos spalva. Ką tai reiškia, kuo tau patiko Audrius? Man jis patiko, jo akiniai labai faini. Aš kaip pasiskolint galėčiau. Akiniai yra labai svarbus dalykas. Vyra akiniai puošia, o juodi akiniai tai apskritai daro jį praktiškai Jamesu Bondu. Šis akiniuotasis Jamesas Bondas apie save nori papasakoti kažką daugiau. Šiuo atveju video reportažo pagalba. Antrasis raundas ir mūsų dėmesys į ekranus. Fenas labai geras, iš tikrųjų. Žirklės, kurias naudojam plaukam kirpti. Šakytės. Taip va. Mums su Audreliu labai linksma, tikrai neliūdna, fantazuojantis bafuriukas. Jeigu jūs galvojate, kad Stevenas Kingas yra fantastikos virtuozas, jūs klystate. Tai yra Audrius. Aš mačiau merginų reakcijas. Jos žiūri taip, sako, o Jėzau, nemokamai apkirps. Nieko nebūna nemokamai. Jis gali jūs nemokamai apkirpti, tik tokiu atveju, jei kuo ilgiau degs baltos šviesos. Merginos, jūsų verdiktas po antrojo raundo. Jūsų pasirinkimas. Aha, mes turime 6 degančias baltas šviesas ir iškart einu prie ilgiausius plaukus turinčios Monikos. Metas kirptis. Man įdomu, kas slepiasi po jo akiniais. Noriu gyvai pamatyti. Ir tu galvoji, kad 4 raunde tu tą pamatysi? Galbūt. Audriau, tu neblogai laikaisi ir paskutinis lemiamas momentas, kuris gali tau atnešti daug naudos, o gal žalos. Kas čia žino? Žvelkime dar kartelį į ekraną, nes mūsų laukia dar viena
Paslaptis apie Audrių. Šiaip tai linksmas bernelis. Mėgsta pasijuokti. Moterim komplimentus labai mėgsta sakyti. Ai, beje, vieną kartą gyvenime esu perplaukęs Nemuną. Toksai per vidurį negali sakyti, kad ir darbštus, negali sakyti, kad ir tinginys. Negali sakyti, kad esi darbštus, negali sakyti, kad esi tinginys. Per vidurį. Per vidurį. Man atrodo, kad čia yra puikus vyrų apibūdinimas apskritai. Trečias raundas ir jeigu liks bent 2 švieselės ar viena, tai reiškia, kad tau žiauriai pasisekė ir tu eisi į pasimatymą. Bet iki to reikia dar, žinoma, prigyventi. Taigi, merginos, jūsų šį kartą jau lemiamas paskutinis verdiktas. Raminta, kuo greičiau skubėk pas mus. Graudi akimirka, kaip seni bičiuliai, kaip seni prieteliai, jūs apsikabinot. Ateikit pas mane. Štai ši pradžiai tokia dar netvirta pora, kuri pirmiausia eis į pirmą pasimatymą. Ir jau antrajame pasimatyme aš tikiuosi, kad tu būsi visiškai trumpaplaukė. Beje, gal tai bus nuostabi pasimatymo tema. Žodžiu, valdyk situaciją ir saugok savo plaukus. Mes jums linkime kuo geriausios sėkmės ir daug emocijų pasimatyme. Vienintelis vaikinas, kuris atėjo sakiniais į studiją. Ir aš būtinai išsiaiškinsiu, kodėl jis tai padarė. Išvaizda įspūdinga, čia jau ką be kalbėti, Dieve, tai jau ir kūnas ir apranga, veidas.